Mes šiandien pikti dabar šiandien. Negalėtumėm kartu gyventi, pizda būtų mums. Kartu pamasai, tai čia, žinai, kažkas baisaus. Vienas kitą, vienas papjautų. Nu. Mergų draugas, jeigu tu esi normalus bachūras, tai tu žinotum, kas moteriams būna, kai būna pykčio priepoliai visokie. Kad čia yra normalu, jeigu moteriai vieną minutę yra gerai, kitą minutę yra blogai. Ne, nebuvau. Aš nežinau, tokius klausimus užduodi, kad niftemų. Eik suvalgai geriau tos uogienės, kur vakar man mėtei. Oi, kokia graži dovanėlė. Dar vienas saldus bučinys. Geras sutapimas būtų. Vienas nori papilti. Tuoj Nerijus va mane išbučiuos su saldžiais bučiniais ir bus gerai. Nori geras sutapimas būtų. Žygis. Tai jo, Darkseidai ir dar daug visokių ypatumų. Arba moteris pyksta, kad tu ten jai kažką sakai, o jeigu jai nieko nesakai, jinai pyksta, kad nieko nesakai. Moteris pyksta, kad vyras neduoda, bet nesakysiu, ko neduoda. Aleksai, nu tu iš viso eik iš čia grybas. Moteris pyksta, kai vyrai neduoda. Aš galiu pasakyti. Jeigu esi ubagas ir neturi centų, tai žinai, čia nėra ko pykti ant kitų žmonių, kurie turi. Ir gali savo tai leisti. Geriau, kaip sakom. Nerijau, ačiū tau labai. Geriau šalia. Moterim iš viso yra baisus reikalas. Ačiū už gėlytę. Tapinam. Ačiū už bitutę. Mergų draugas. Man toks pyktis pirmais buvo, kad tikrai būtų kas nors pasitaikė ant kelio. Aleksai gali būti. Būčiau sienai mūrijus. Neriau tau pertrauką? Ačiū tos dainos debiliškos. Tu biškai prisitilink tą savo reklamą. Kietas, kažkiek tai. Ar man tave užmutint? Dar pritildyk. Ačiū Nerijau, ačiūkas. Mane nesitildina. Tai vapšė dėk į sceną, naku tą radiją. Čia ne radija. Tai aš turiu tų dujų, man nereikia pirkti. Tai verslininkas žadėjo pirkti. Pas mane dujos visada mėtosi mašinai. Dar pagarsinai. Dabar aš tave dėčiau į sieną. Pabandintim, kuris pirmą dėti. Ta galva, kai mūryčiau ten į tą molinę sieną. Aš lovai galėčiau apsijunti, į lovą galėčiau versti. Nerijau, ačiū. Oi, kokie gražus vaizdai. Gali užmutyti mane ir viskas. Neringa tos neveikiam, kurių... Ne. Darkseidai, ne, aš ne ant dujų, pas manęs dyzelis. Tai aš turiu mašinai tą buteliuką. Tai gali užmutyti, gali mane ir viskas. Aš tave kitaip norėčiau užmutinti. Visam laikui norėčiau užmutinti. Užsiūčiau tau burną. Nori užsiūsiu burną, tas lūpas. Ką tu mane užsiūsim, tu nieko neužsiūsim. Tas burną jam užsiūčiau. Tas Sugirdau migdomųjų gerą dozę, arklišką tokią ir užsiūnau tau tas lūpas. Tu manęs nepasieksi, tu manęs. Ką nepasieksi, ant grindų pasiguldau ir viso ir patvarkau. Į lovą pasiguldai ir viskas įgarai. Gerai, ką pasakai, nes aš mėleka šiandien nieko nematau. Čia ant knygos turiu pasidėjus. Pasidarai į lovą, pasiguldai, darai ką nori. Tibiškai pavažiavo. O, Nerijau, pasikėlė į levelį. Visus levelius atėjęs pas mane pasikėlė. Meistrelį labukas. Nėra vino baba. Tai įsivaizduoju, pradėjau žaisti ir pamiršau, kad turiu vino. Ir dar nebuvo nei žmonių nieko. Ir tas balvonas nunešė.
Balvona. Aš į savo bandžiau užsimesti, ant greičio nebespėjau. Tai galvojau, užmušiu ką nors. Nu, reikia pripjauti, reikia kažką. Jo, meistrelį, tikrai jau čia toks žiaupumas mano, kad nakui. Staigiai pasipildžiau per tą kompą, galvoju, iš savo užsimesiu feiko. Bandžiau mesti viskas po laiko. Davai nunešam pas ją 3. Jo, savo konkolus gali nusinešti, padžiauti. Ačiū, meistrelį. Ačiukas, nesimėtik, nebandyk mėtytis. Tada galiu lovą nunešti. Хорошо с тобой. Ai, matau, kad čia krūvų nesąmonės kalbė, reiks mūti tave. Mane? Jo. Eik tik tais, nesvai gerai, kietas. Ką aš blogo pasakiau? Kad savo konkolus pasidžiau, ant pečiaus. Eik tu, nakui, nenervink manęs. Nesąmonės, tu šneki. Kurioje vietoje pasakiau nesąmonę? Tai dabar neseniai. Apie konkolus? Edgarai labukas. Taip pat tavo konkolai nesudrėkė? Nesąmonės, sakai. Dėkui už rožytę, šaras. Blokok tas visas mergas, ten kas ateina pas tavęs. Evaldai, ačiū labai, bet biški per vėlų, reikėjo tada va mesti. Ačiū labai už gėlytę. Dėkui už tapukus. Dėtukas, dėkui už tapukus. Davai, nupasam 3 vinus. Meistrelį, nebandyk. Nenoriu, kad ir tavo konkolus padžiaučiau. Bandyk. Dėkui, Gretukas, už komuninę širduką. Ačiū, Evaldai. Nu, ačiū, meistrelė, ačiukas. Davai palikam jam 0, nunešam 3 vinus. Jo, paliksit, ne jūsų jėgom, vaikeliai. Jau palikot mane ant 0, kai turėjau 100 vinų. Eis vienas žmogus, kuris užmes gerą dovaną ir paskui viskas atyrė minam labaną tada. Arba kokį piniginį šautuvą užmesi viskas. Šautuvo neužteks čia jums. Čia 2 šautuvų jums reikės. Na, užteks ir šautuvą užteks vieną. Ateis vienas žmogus kažkoks, ateis ir užmesi viską. Ateis vienas žmogus ir užmes tau. O, berniukas, meilės, labukas. Ko buvo savo užmutina, Tai kad jisai ten irgi klausosi savo balabeikas. Ir tavo meilė buvo sufirma. Tu mano meilėsi. O kodėl nebusas meilė, o tik aš. Tu, aš dabar noriu, kad tu būtų mano meilė. Ir ką tu man? Būsi mano meilė. Tai galiu būti. Meistrelį, nelabai turiu laiko, aš čia pasijungiau kelis batlus pageiminti. Ačiū iš širduką. Ačiū už širduką. Kiekvieną dieną Darksidai vis nauja meilė. O ko aš negaliu kiekvieną dieną vis kitą? Man pokui, aš princesė, nu tai va. Nu ir bosas atsimutina. Arba kas valandą vis kitą. O ko ne? Nu aš esu čia, nu kas yra. Užsimūtink. Dėl ko aš turiu įsimūtinti? Nes gausi nuo kieto į barzdą. Nebijau aš tai vėlė. Tai va, labai gerai užsivadinai, sakau. Man pokui, aš princesė. Labai geri žodžiai. Jo, meistrelį, vakare galėsim. Jo, palata guminė, Darksidai.
Gausiai barzdas sakė. Mūsų girdėjai, ką sakė, tai gausiai barzdas. Nebijau aš tave, supranta. Ko nebijai? Kokią šeštą Tada- gal meistrelį pasijunkim? Nebijai, sakai? Tai aišku, kad na. Juk užsituri bėblę. O nenori pamatyti, kaip bijai. Na tai davai, nu, parodyk. Nenori pamatyti, kaip bijai. Nu tai davai, nu. Geriau nereikia tau matyti ir žinot, kaip bijai. Paskui tau bus kelnys primištos, paskui bus. Tai žiūrėk, kad tau nebūtų primištas, ne? Paskui kelnės bus pamesiai primištos. Nu. Tai tu būsi primištas, supranta, velnias. Eik tik. Eik tik. Atsireik, ble. Blevizgas. Žinai, tos laido kovos turi pliusų ir minusų iš tikrųjų. Šiaip gali mandravoti kiek nori, bet kai suima nervas ir nori tikrai užmesti, tai nėra kam. Edvinai, nu tu pats jį palaikiai, dabar čia man tokius klausimus užduodi. Meistrelė, ačiū, nesimėtik. Tai jo reikėjo klausti. Edvinas klausė, kodėl tu kietas ir jam viskas pokui. Todėl, kad man puko viskas, ar nesuskersodė ir todėl man puko. Tai va, Darkseidai, kenčia aplinkiniai. Jam nusileis, kas nenusileidžiu jam. Sako, duhas tu esi, tipo, prašo man žmonės. Nėra jisai duhas. Jis yra kietas. Jis yra duhas. O tu pas nedukas esi bus. Tai aišku, kad net tu pažiūrėk, kaip aš pasivadinęs balvonė. Tu sakai, protingiausias esi. Tai davai patikrina, man tu protingas esi. Noriu pažiūrėti, ar tu tikrai protingas esi. Nu, davai. Augari, labas, ačiū. Jei tu protingas esi, tai jis jau seniai būtų įsilaikęs mašinų. Užduok jam kietai kokį protingą klausimą, pažiūrėsim, ar Evaldas atsakys. Nu, davai, išklaus. Apie tą kilogramą sakyk. Dabar jūs man atsakykit apie tuos kilogramus. Kas daugiau sveria, kilogramas vinių ar kilogramas pūkų? Vinių kilogramas sveria. Daugiau, ne? Jau. Nu, Evaldai, tu atsakyk. Aišku, kad tie pukas, nu. Atspėjau ar ne? 0-0. Dabar, žinai, paklausiu, ar žinot, kas yra minetas? Kas toks? Kas yra minetas? Ne, šito tai nežinau. O tu, Evaldai? Minetas? Taip. Nežinau irgi. Ne. Kas tai per daiktas tu? Aš tokį kartą girdžiu. Pirmą kartą tokį girdžiu, kad jisai toks yra. 0-0, vėl nesakėt. Pirmą kartą tokį išgirdau, kad jisai toks yra. Tada kas yra oralinis? Oralinis seksas yra. Tai žinau, O tu, nu, kas yra oralinis? Seksas, nu. Oralinis. O kaip jis atliekamas? Ar žinot, kaip atliekamas? Nu, tai seksas du seksas. Aš žinau, Rokės labukas. Aš tai žinau, bet šito aš negaliu sakyti. Nu, pasakyk, nu, su kuo jis atliekamas bent jau? Nežinau, Ačiū, meistrelė. Nepasakosiu viešai. Tu antru galu su pirštais su kuom? Su kojom? Su apatinė vieta. A. Nu, supratau. Dar, žinai, žmonės sako, paklausti, kas daugiau sveria. Tiškuvienė ar Kristina? Tai abidvi, man atrodo, tokios pačios. Tokios pat abidvi. O kaip tu, Evaldai, manai? Evaldai. Tai va, reikia įsiaiškinti, kuris esas protingesnis. Aironai, labas. Evaldas susimutino. Evaldas googlina. Googlina. Evaldai, negalima googlinti. O man googlint, aš negooglinu, aš. Nu. Aš negooglinu, aš tai tiesiai šviesiai. O tai kas yra analinis? Tu žinai, tu kietas labai daug žinai, esi protingas, iš tikrųjų daug ką gerai atsakai. Tai gal žinai, kas yra analinis? Kas toks?
Analinis. Oralinis? Analinis. Analinis, tai mergai padarai ana, Kaip gerai padarai. per aną vietą padarai. Per kurį? Čia geras Bet aš atsakymas. nesakysiu, per kurį. Oi, bet. Negaliu. Aš nesakysiu, per kurį. Girdi kėdą, bet tu taip gerai ją sakė, aš dar nebuvau girdėjęs tokio atsakymą. Karoč topinis tavo atsakymas. Tai va. Nu, tai geras, tikrai šaunuolis, maladėts. Tau 10 balų iš 10. Ne, 11 iš 10. Tai va, aš atsakinėjau. Parašė, kad tu tikrai kietas esi. Tai va, aš protingesnis esu už visus. Nu, Evaldas, tai googlina viską, matai, nežino visiškai atsakymų, jokių. Man nereikia negooglyti, aš taip kaip 2 kartus žinau. Nu jo, pūkė švalka, tai ir ką tu man? O tau net nereikia googlinti, tu taip žinai viską. Jo, man nereikia googlyti, aš taip žinau. Geras čia. Žiūrės, aš net nežinočiau dabar, ką tavęs paklaustų, viską žinai. Tai va, aš... Sako, paklausk, ar buvo kada skvirtas. Kas tau skirtas? Skvirtas. Skvirtinė situacija, ar buvo tau kada nors? Ne, nebuvau. O žinai, kas tai yra? Nežinau. Nori pasigūglinti? Raimuo Bukas. Man tokių atvejų niekada nebuvau. Į Google įvesk, kas yra skvirtas ir tau išmes parodys. Čainikas tai žino, bežionė, čia kiekvienas žmogus turbūt žino, kas yra čainikas. Čainikas, tai galvoj. Galva, jo, kieto galva yra čainikas. Galvoj, kaip sakau, gal tik čainikai, tai gal tik čainikai. Nu jo. Kas čia vyksta? Nu jo. Tu googlinės labai ilgai. Aš? Du? Aš buvau biškai išėjęs, biškai lauką. Kaip tu gali išeiti nieko nesakęs? Čia aš tau klausimus uždavinėju. Darome geimą, žinai, tokie. Ir tu išbėgai kažkur. Nu, aš bėgu biškai. Nu. Žinai, reikia pakelti ranką ir paklausti tamsą mokytoją ir galim išeiti. Jo. Į tualetą išeiti. Ar vidurius paleido? Nepaleido. Tai aišku, Sako, biškai lauką buvau išėjęs. Klausimų paleidau vidų. Nu. Paklaus, kas yra 6-9. Man tai patiko, žinai, Jonelio atsakymas, kas yra 6-9. Žinot? Aš pasakysiu paskui, kaip Jonelis man atsakė. 6-9 yra skaičius paprastas. Nu, o tu kietas, kas sakai, kas yra 6-9. 6-9. Ką žinau, šito nežinau. Skaičius irgi, ne? Jonelis tai sakė, čia tai yra toks seksas, kai darai tai, ką moteris nori. Tai va, atsiminkit, čia yra toks seksas, kai darai, ką moteris nori. 6-9 dangoje, nu. Nu, lietuvis nėra, mano vinu, viskas. Kietas nunešė, vos nesuspurga. Per mano žioplumą. Tai va. Kietas, dabar gali visiems pasigirti, kad tu mano 100 vinų nunešiai. Nunešiau vienų, nunešiau dašykį, nunešiau. Sako, paklaus, kas geriau, seksas ar keksas? Kas tau geriau, kietas? Seksas mašinų. Seksas mašinai? Vakar buvo laivė pas vieną, ten buvo tokia žaidimas iš langelių. Tai turėjai sakyti tiesai, adresą turėjai sakyti. Taip, vienos paklausė, vienos mergišius paklausė, ar sako, sakyk, tiesą adresą, sakyk. Tai paklausė, tai sako, seksas mašinui, sako. Geriausiai? O tau kietas? Man tai vienodai.
Tau tai vienodai žydi sodai, ne, kaip sakant. Jos sodai žydė ir viskas. Na ja. Na, aš vakar man buvo laivą žiūrėję, tai tokį žaidimą iš langelių šio žaidį. Ačiū, meistrelė. Ten sako, tai toks žaidimas ir tiesiam drąsat. Gali pasirinkti. Sako, paklaus, ką dabar darytų, jeigu ateitų nuoga moteris pas tave. Pas mane tai niekada neteisina. Niekada neteis. O ką tu, Evaldai, darytum, jeigu ateitų nuoga moteris pas tave dabar? Tyčiau. Ką darytum? Viską. Ką viską? Nu, pasigalyčiai padaryčiai, nu. Pochui. Ką padarytum? Nesupratau. Padaryčiai, nu. Pochui man. Kaip patvarkytum? Paprastai. Tai išpistų jie ir viskas. Iš karto, nu. Į lovą varyčiau. Iškart paguldytum į lovą ir viską darytum jai. Nu, pochui. Geras žaidimas. Zabis, ne? Aš galiu tada pasigaldyti neringį. Jis buvo turbūt, kad tai... Bet tai tu tada vadinas nesi moteriai ištikimas. Jeigu ateitų dabar nuoga moteris ir tu viską su jai darytum, tai tu išduotum savo moterį. Ne. Nu kaip ne, nu tai ką tik pasakėjai? Jeigu tu ateitum, tai jo. Aš nesakiau, kad aš sakiau nuoga moteris. Ai, nuoga moteris, tai aišku, kad ne. Pochui, Kas ne? Nachai. Galvoju, kad aš sakys valink nachai. Jo, taip imat ir sakot. Tai sakyčiau, valink nachai, aš turiu savo moterį, viskas. Meistrelė, ačiū. Aprengtų duotų arbatos, sako, ir išlydėtų. Nida sausai nuda. Deividai, tu iš viso esi čia išdykęs ir nesąmonę šneki. Išdykęs. Kurstai neištikimybė. Išdykęs velniukštis, kaip sako. Nu, Išdykęs. Deivis, здорово. bet jūs šaunuoliai esat. Taip teisingai viską atsakot. Nu, Tai va. Galvoju, kokį paprastą klausimą užduoti. Arba geras kokį klausimas, sunkų. sakysiu. Man nėra sunkių atvejų, aš galiu viską atsakyti. Nėra tau sunkių klausimų? Ne. O tau, Evaldai, yra sunkių klausimų? Ne. Nu, parašykit kokį sunkų klausimą jums. Nu, davai. Tuoj kas nors, jeigu parašys, užduosiu. Nes aš pati nesugalvoju dabar. Aš tau sakau, Deividai, aš sakau, aš ištikimas neringį ir apšimą pochų, kas ateitų, prengčiau nachai iš vyriščių iš patos. Aprengtų ir spirtų į subinį ir išmestų iš antro aukšto. Nu, ima pohui. Aš turiu savo moterį, apšimą O neieškanti labukas. Apšimą pohui. Išpirčiau nachai iš chatos kurvo. Dėkui už Jis sakys, valink nachai, žertva. Iš mano chatos, kur ždal geras. Dėkui už tą pakulus. Kol dar geras, kol dar neišpisau. Ne, kur ždal geras, kur dar neįpykęs, nu. Čia tai labai sunkus, Dark Side, čia net normalų žmonės neatsako. Nu, ta prasme, baigė ten mokslus bele kokius. Sako, jeigu bėgi trečias, nu, įsivaizduokit, bėgi trečias, Nu. aplenki antrą, kelintas bėgi. Pirmas. Nu, ką tu kietas galvoji? Aš tai pirmas. Aš galvoju, kad ne. O kelintas kietas. Ketvirtas. Rokė, ačiū išgėlytę, Ai. neieškit tečiukas. Kelintas? Ketvirtas sakė. Aš tau sakiau pirmas. Atsakymas neteisingas. Pirmas. Ir ne pirmas, ir ne ketvirtas. Nu, galit Trečias. bandyti dar kartą. Trečias. Penktas. Trečias. Penktas. Ne, kietas, ne penktas. Trečias, nu. Šeštas su pusė. Bėgi. Dėkui už komandinę širduką. Dėkui už... Ne, neatspėjot gražuoliai. Nu, dabar įsivaizduokit 3 žmonės. Pasidėkit 3 taškiukus ant lapo. 1, 2, 3. Ir dabar eikit aplinkit tą antrą taškiuką ir kelintas būsit. Trečias, nu. Nu, kietas dar kartą bandyk. Aš tai žinau, bet nesakysiu.
Aš tai žinau, kad antras. Pasakyk dar vieną atsakymą. Aš tai žinau, bet nesakysiu. O tada, Tai jeigu pirmą aplenkį, tai tada kelintas bėgi. Jeigu patį pirmą aplenktum. Antras. Jau teisingai. Antras, nu. Bingo! Laimėjai. Gumbu į akį. Jokauju, kietas nesižeisk, viskas gerai. Tai va. Čia per lengvi klausimai, jums reikia kažkokį žinai sunkesnį sugalvoti. Ačiū visiems už dovanėlės. Aš dabar tokius klausimus, Donsi Labukas, nebematau. Ne, čia per lengvi, draugas, mergų. Per protingi, jo, jie per protingi yra. Čia kažkas dar netrašė, kad Deividai, tu nesąmonę ten parašai, net spėjai. Gerai, kad aš esu debilė, žinai. Aš nesakyčiau nei vieną klausimą. Neringa. Ai, vo, čia gerą klausimą neieškantį, žinai, sako, paklausk jų. Jeigu gandras sveria 12 kg, įsivaizduojat gandrą? Nu, Ir 12 kg sveria. Tai kiek jisai svers, kai jisai stovės ant vienos kojos? Jisai stovi ant 2 kojų ir sveria 12 kg. Nes tai tiek pats svers, kad visai svėrė ir viskas. O ką tu, Evaldai, sakai? tą patį. Nu teisingai, nu šaunuoliai, tobulėjat netakyse. Tiek pat. Aš tai galvau, kad žinai 6 kilogramus. Ne. Nu, Tiek negali būti. dar vieną klausimą uždavė. Įsivaizduokit, dega 2 namai. Nu, Vienas yra turtingo žmogaus, o kitas yra vargšo. Tai kurį pirmą gaisrininkai gesins? Aišku, kad turtingus. faktas. Aš irgi taip galvoju, o koks teisingas atsakymas? Na šitą vakar girdėjau, šitą Evangelijose buvo žaidimas. Jo, neieškant jau šitą atsakė. Tai aišku, sakė vienas, kad vinių, o kitas sakė, aišku, kad pukų. Ai, bled, ne taip perskaičiau. Kas daugiau sveria vienas. Supratau. Aš irgi jau. Ne vienu. Jo, nebuvai čia iš pat pradžių.